A tai dabar šiek tiek tiesiog? Tiek, šiek tiek geriau. Bet aš jį girdėjau. Girdėjau jo povo. Kuprinės reikia? Vėl savaitgalis. Turi mūsų vieną iš pirmųjų žiūrovų, kuris žiūrėjo pirmąją transliaciją mūsų ir rašinėjo aktyviai SMS-us. Žiauriai. Mūsų lankytojas dažnas klubo Sergejus Kuvaldamas Lobojevas. Jau pats čempionas tikriausiai Europos, pasaulio, Lietuvos. Europos, pasaulio, Lietuvos, Baltijos šalių. Nėra tokios šalies, kur nebūtum dalyvavęs ir kur nebūtum pasiėmęs trofėjus. Ir dar vienas laukia. O kur dabar vienas laukia? Girdėjau, pašiesi varžybą. Prancūzijai. Tai kalbinau ketvirtą, kokį trečią kartą. Ir pastovi vis naujų klausimų, tu galim užduoti, nes tu taip tokiu ritmu gyveni pastoviai. Tai kovos, tai varžybos, tai nuotykiai, tai dar kažkas, tai spauda. Vis patenki, tai iš tikrųjų man labai malonu. Ir... O! Zdrastai. Mardastai. Turime neringą prisijungusią. Mūsų barmenai renkasi kaip tik. Oi, tu čia stalas kažkas. Kisulis gal tu čia Opapa, sveikas. Sveikas, dar kartą laidų vedėjau. Ir kažkaip labai dažnai tave pradėjome matyti Klaipėdoje. Kokios čia dabar priežastis to? Matai, pas Raganą vieną važinėjau. Pas Raganą iš doktorų. Ir tai Raganą man čia dar nori užpėti grybą. Nenori čia pakilti. Man atrodo, reikės atitempti čia. Reikės atitempti Raganą. Jo, aš labai atsiprašysiu. Aha. Viena ieškoja čia kažką?
Čia gal viena iš tų raganų jaučiu buvo. Viena, tai Bet kaip tu jų turi? su šluota jaučiu, jau ta buvo. Ta pagrindinė. A jau sudurkis Kiek su... turi? Alio. Ir kur jūs esate? Supratau. Ragana nežada išsikraustyti į Vilnių? Ar temps patį? Žada. Iš tikrųjų ir žada išsikrausti. Ir kažką aš žadu jie iš tikrųjų išsitemti. Kiekvieną savaitgalį važiuoti. Dar pirmą savaitgalį, žinai, po švenčių dar buvo visai smagu čia ir pasitusinti ir iki klubų uždarimo ir pašilti viską, čia buvo iš tikrųjų wow. Bet dabar jau laikas susimti ir nelabai aš turiu laiko, negaliu sau leist, žinai. O kaip maždaug pasiruošimas tavo varžybų dar vyksta? Kokia dienotvarkė? Dienos, pirmadienis, antradienis, tau laukia? Nu tai man dar darbų yra krūva. Darbų yra krūva. Dirbi treneriu taip pat? Jo, treneriu ir asmeniniu ir grupėm dirbu. Tai dabar už mėnesį varžybos, tai kai tik nuo ryto prasideda treniruotė rytinė, paskui individualios treniruotės, paskui pavalgyt, paskui su grupėm dirbt, paskui pačiam iš karto sportuot ir tada parsivilkt namo, pamiegot ir rytoj vėl tas pats. Ir paskui dar pas raganą važiuot savaitgalį. O... Jo. Matai, aš atvažiavau 300 km, jinai negali 3 aukštus patikriauti. Bet smagu. Matai, ragano šluotą neužsikūrė. Aš matau, aš sakė, vat neringa, kad kažkas su šluota vaikšto, sako, brum, 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 brum. Užpylė benzino, didelį. Taip žiūrėk, kiekvieną taip savaitgalį visą, na taip užeini, būni, aš neaišku, aš tai sutinku visada su Coca-Colos buteliuku, su mineralinė buteliuku. Vis tiek, kaip žmonės dažnai mėgsta, pamato sportininkai, jie klube ten prieina, arba ten pradeda internete kalbėti, kaip čia sportininkas, kur jo režimas, kaip čia... Dažnai susiduri su tokiais? Ne jų reikalas. Ne jų reikalas. Sportininkai reikia pailsėti. Žinai, žmonių yra krūva ir visi turi savo nuomonę. Iš tikrųjų, kažkada pradžioje karjeros gal labai atsižiūrėjau į tą nuomonę, kaip turi būti, kaip kas turi būti. Ne jiem reguliuoti mano gyvenimą ir kažkieno gyvenimą, žinai, niekada to visiems nepatiks, ne? Ir aš dažnai ateinu pas kolektyvą, prašau, kad padarytų kokteilį, ne alkoholinį, jo, pavyzdžiui. Nu, bet jis atrodo taip pat kaip ir alkoholiniai, bet jau iš karto mane kreivai žiūri žmonės ir iš karto žiūriu, girdžiu, kad, žinai, šneka už nugaros, kad sportininkas, geria. Jeigu ir geriu, reiškia, man dabar galiu sau leisti, teisingai. Man nereitoj varžybos, kad aš dabar čia girtas vaikštau, teisingai. Aš taip pat žmogus ir taip pat reikia atsipalduoti, kaip ir visiems, aš manau. Kažkaip tai. Žmonėm, kurie būna apkalbinėję, būna kalba. Pats tai tą situaciją prisiminiau, kai mes ėjom iš Dr. Who į Killerius. Paryčiais jau taip truputį per šventes. Iš kur mes ėjom? Iš Dr. Who ėjom į Killerius. Apie 7 ryto. Čia prieš treniruotę buvo. Jo. Tai mes bėgom. Mes bėgom. Tai čia po pieniškų kokteilių iki 7 Ir buvo tokios situacijos, kaip ir tą kartą, kai mes ėjom per Biržos tiltą, berods kažkaip ten žmogus ar parūkyt paprašė ir ko, mes ten kažkaip jam gražiai pasakėm, kad ten rūkymas kenkia sveikatai ir ten aišku, jisai ten eikit jūs ant 3 raidžių, toli. Ir va taip klube, nu aš irgi su tavim kiek kalbėjau, būna žmonės prieina, tavęs nepažįsta ir na ten taip agresyviai tai pradeda elgtis ar tave stumtelis. Aš nežinau, praeitą kartą tada, kai mums pasiuntė, aš ten jau buvau jau be apsisukantis, bet į tai pasižiūrėjau, taip ramiai nekreipdamas dėmesio, taip ėjai toliau. Vat kaip pavyksta, o taip? Jis neišgirdo. Jis tiesiog neišgirdo. Būna taip dažnai, kad žmonės net pažįsta, ten kimba į atlapus tavo, ten stovi. Ta situacija buvo visai kitokia. Tuo momentu tiesiog nesupratau klausimą. Žinai? Bet ne, jeigu rimtai, tai... Nu kaip, iš tikrųjų, žinai, aš dabar prieš šventės, prieš kalėdas, aš nežinau, metus turbūt nebuvo beveik Klaipėdai. Ir atvažiavau čia į klubą ir labai nustebau, žinai, kad labai didžiulė minė, mane pažįstamų man žmonių, mane pažįsta ir labai nori bendrauti, nes mūsų sportas, kaip jisai dabar yra augantis, tai labai populiarėjantis yra, nedaug kaip krepšinis, aišku, bet vis tiek. Ir su pagarba žmonės, žinai, ateina viską. Čia kažkokį vakarą, neatsimenu kokį buvo, kažką labai išgeręs tas vaikinas, labai matosi agresyviai nusiteikęs, kažką stumdytis, dar kažką. Paprašiau, žinai, gražiai, kad atsiprašau, kad čia žmonės stovi.
Jisai labai grubiai su manim pašnekėjo, bet aš nesišypsojau. Nu, bet kam to reikia? Kam ta reklama? Kažkada jau buvau tokį įsivėlęs netyčia per visą Lietuvą nuskambėjau. Bet po to, kai jo draugas pasakė, su kuo jisai tik kalbėjo, jisai prie atsiprašyti. Tai va tokios situacijos būna, kai žmonės nelabai žino, ką jie daro, su kuo jie šneka ir kaip šneka. Kai negerbia kitų žmonių, nesvarbu, ar aš ten boksininkas, ar aš baleto šokėjas, koks skirtumas. Vis tiek tas žmogus teisingai. Ir, reikia gerbti žmonės. Vis tiek jūs atėjote vieną tą pačią vietą ir pasilinksminti, įsibalduoti. Kam rodyti tos nesąmonės? Prašau, salę, eikite salėje. Parodykit, ką jūs galite. Lauksim. Daug turbūt jau kolektyvas tada kaip pažįsta, kaip ramų žmogų, kuris pastoja, taip pajokauja, nusišypso. Bet nebuvo kituose klubuose kažkokių ten paprastesnėse, ten kur nors iš P raidės, kur prasideda. Jeigu ten nebūna taip, kad apsauga ten tave... Aš nebuvęs tam klube. Nebuvęs, ten dar neigė. Jo? Jo, Aš kažkaip buvau, sakė, kai buvo remontas, jis sakė, wow, kažkaip tai. Bet paskui, kai atsidarė, sako, ne kažką, sako ten. Ir visi vis tiek čia susirinko ten. Bet aš taip nenuėjau. Man taip sakė, rekomenduoju. Reiškia, likimas sakė, nevertas. Turbūt taip ir padarysiu. Bet taip, kitos klubus nebūna, taip apsauga, taip pažįstate, pamato, o čia Sergejų Maslobojevkų valdytojas, neįeisi, nes bus problemų. Nebūna taip, kad žiūri, žmonės tik žiūri kreivai tos kovotojus vis dar. Nes taip pagalvoja gal, kad negalėtų išvarkytis. Vilniuje vieną kartą buvo panaši situacija. Mes buvom tryse, 2 tauraginiai, iš tauragės tokia... Tauraginiai, žinai, kaip organizuota kriminalinė grupuotė nuskambėjo. Ten žmonės, žinai, ten žmonės tokie pasižymėjo ne kartą daug. Ir vienas iš jų mažiukas toksai. Atidaro apsaugos darbuotojas duris, pažiūri mane. Mes tavęs neįleisim, į patį mažiausią. O čia buvo vienintelis kartas, kai neįleido. Taip tai kažkaip tai nebuvo tokio pasitaikę. Ačiū Dievui. Dėl tavęs mažiausią. Tai patį mažiausią, patį smulkiausią. Mes tavęs neįleisim. Ir mane žiūri. Kaip reaguosi. Nu, aš niekada nesiaiškinu, žinai, jeigu žmonės nenori draugiškai, jeigu nenori leisti, jeigu ten kažkokį galvoja, kam čia žemintis, ten eiti, maldauti, prašyti, įleiskit, klubas. Mane tai kas antrą kartą į klubą neįleidžia, bet ne dėl to, kad agresyvus, dėl to, kad atrodo 17 metų. Parašo pažymėjimą, visą laiką būni palikęs namuose, tai taip vis tenka pasivaikščioti. Gedimino prospektu, Vokiečių gatve. Gal nieko. Bet su merginos nestato kokteilių priėjus klube, ne? Sumušk mano vaikiną. Šiaip merginos daug kas stato. Ir kokteilius irgi. Man atrodo, ragina pakilti 3 aukštą. Laukiam, nesulaukiam. O tu per parlangą tai pasakėjau. Informatorius. Jo, būna. Tai kažkokia čia šventė buvo, čia kaip tik į daktarą atvažiavau. Šiaip iš tikrųjų aš Vilniuje kažkaip net nemėgėjęs tos klubus, tai čia ateinu ir kažkaip čia visas kolektyvas kažkaip draugiškas, pažįstamas ir čia labai malonu, žinai, būti daktarė ir vis laiką čia užsuku, atvažiavęs. Tai per kažkokią šventę aš pasijutau, kad dirbau psichologu. Aš tiek merginų pažįstamų sutikau iš seniau ir naujų pažinčių atradau, bet sužinojau visas problemas, kas su kuo išsiskyrė, ką iš darbo atleido, kas į Angliją žada išvažiuoti, kas grįžo iš Anglijos, kiek kas uždirba, kiek kas išleidžia, kiek ką apgavo, kiek kas mokesčiai ir panašiai. Aš nepasakysiu, kad aš buvau, žinai, labai susidomėjęs tą informaciją, kad man labai pravertė, bet... Matai, ką reiškia, kai geri milkshake kokteilis. Nu jo, kažkaip tai, bet žinai, man palaikyti tą, jeigu žmogui, žinai, padarai gerą ir tau tai nekainuoja, nu kodėlgi ne, aišku. Pasiklausysiu aš tiesiog ir... Kažkaip, kai būni blaivas ateini, visas istorijas girdi. Kai būni pats išgeręs. Tada pats pasakoja. Aš visą tieko neatsimenu. Jo. Ir tokių variantų. Norėjau tokį klausimą seniai užduoti. Esi kada nors mušęs į tą kriaušę, kur būna ten visokiuose klubuose, ten bowlinguose, kur reikia į Palangoje? Jo, Palangoje, jo. Buvau, žinai kada buvau? 19 buvau.
Čia paskutinį kartą smūgiavai, ar paskutinį kartą Palangoj buvo? Ne, Palangoj aš švastą šią Palangoj, bet smūgiavau į tą kriaušę 19 kažkur tai jo. Jau tada po 2 kartų ar 3 supratau, kad jie kiekvieno riebumo koeficientą rodo tas aparatas. Ir reiškia, mažai parodė? Nu, tiesiog, žinai kaip, stojo tada tu metinis mano treneris, tu kaip dėjo. Tas aparatas, o taip linguot pradėjo, aš galvoju, atsinešta tą kamuolį ir parodė tik pat, kai prieš tai buvo kažkoks vaikas įmušęs. Įmušiau aš, daug silpniau ir man parodė daug daugiau. Nu, bet ten iš tikrųjų viskas nuo technikos priklauso, kaip tą kampą pagausi, kaip tada kažką nesąmonė. Nesvarbu, kad vaikas, pavyzdžiui, aš mačiau per Songoką, kad Gotenas daug stipresnis yra už kitus suaugusius. Man Žytas patikdavo. Šiaip iš tikrųjų aš Žytą visą laiką palaikydavau. O tai čia Iš pamokų irgi bėgdavo. Drakonų kovo gal į treniruotės atvedė tave, ne? Ne Drakonų kovo? Ne, atvedė draugas vienas. Ten kažkada filmukų porą parodės, kažkaip labai sudomino, žinai, tas reikalas. O tu, Tomai, norėjau paklausyti, tu bėgdavai dėl Songoko iš pamokų? Iki pačių bėga. Iki pačių bėga. Aš įsivaizduoju, Stepanavičius taip ir sužlugdė karjerą. Tai dėl Songoko ir tatuiruotės yra pasidarę. Aš neatsimenu kažkaip ratų Pirmas Ajano lygis, ne? Jau trečias. Atsiprašau. Ne, man kažkaip buvo pamokas, po pietų berods, tai aš spėdavau tam pasižiūrėti kažkaip. Tai būčiau bėgęs. Tai vakarinė, jau baigiau suaugusiu. Gėda. Kaip? 9 ar 4? 8 klasės. Biškis skaityti, biškis skaičiuoti pramoksti. Ta, reikia, nu jo. Songokas išgelbės kažkada. Ko daugiau reikia dirbant Lietuvos Reikia žiniasklaidą? išmokti skaityti, paskui viskas tai dublė. Tai aš tas kriaušas grįžta, nes man pastoja, aš taip bijau mušti, nes visi draugai, žinai, išgirsta, kad ten kažką tai lankai, iškart sako, eina mušti kriaušą. Tau nebūna, jeigu draugai sako, einam, išsiaiškinsi man kriaušas. Einam išsiaiškinsi. Ringė negaliu, tai anksiausias. Aš visiems sakau, kurie eina mesis, visą laiką atkalbinėjau jūs mesis. O kam jūs žalojat savo rankas? Ten dar, ypač kas vas išgėręs ar neišgėręs, koks skirtumas, ar jeigu nebesais ant šalto mušti tą kriaušę. Gerai, jinai ten būna minkšta, gerai, jisai ten, bet tas kodas vis tiek man pilnys, gerai, ten nepataikys, ten tą kodą ranką susilaužys, susinarins dar, nu kam? Ką? Suprantu, jeigu būtų suprantęs, treniruočius salėj, ant sienos. Užkabintas aparatas, kur tikrai rodytų kilogramus, kiek kilogramų tu išmušė. Tada jo, kitas reikalas. Tu apšylės viską ir bam. Ne. O esi kada nors tokį smūgiavęs? Ne. Nes nebuvo gal Tai nebuvo, tai nebuvo. Dar kas prisijungė neseniai, tai studijai mes turim Sergejų Kuvaldą Maslobojevą, daugkartinį Lietuvos čempioną, Europos čempioną, pasaulio čempioną, Baltijos šalių čempioną, kickboksininką, boksininką, muay thai kovotoją. Gatvės kovų čempioną. Ne. O tu šiaip klaipėdėtis ar? Jo. Kodėl Vilnius tu? Arčiau medės, arčiau viską. Judesys ten didesnis. Daugiau pinigų pasiūlė, ne? Nu, pinigų jau kažkaip. Čia tekdavo labai sunkiai sukti savo, ten kažkaip tai viskas savaime. Svarbiausia darai savo reikalą, žinai. Darai savo reikalą, darai savo darbą ir kažkas tave pamato. Čia mažiau tave kažkas gali. Kažkada neplanuoji grįžti, galbūt kai jau pabaigsi savo sportinį karjerą, pradėsi treniruoti galbūt, ar grįžti Klaipėdą. Iki kelių metų čia yra ta sportinė karjera. Skirtingai. Yra žmonių, kurie sportuoja iki 40 metų. Yra. Amerikoje UFC kovotojų yra, man atrodo, net 45. Bokso Kažkas. irgi yra virš 40 metų. Boksininkų. Iki pačiol čempionus skaitus. Bernard Hopkinsas. Jo, Hopkinsas, jo. Hopkinsas. Iki pačiol čempionus skaitus. O kiek metų? 46 ar 47 kažkas toks. Žinai kaip, į priekį aš nežiūriu, mūsų sportas nėra toks kaip boksas. Niekas į mūsų taip neinvestuoja, niekas mūsų taip neaugina kaip boksininko. Ten tokių honorarų nėra kaip bokse. Milijoninių. Tai pas mus biški sunkiau su to reikalu. Kol atrasi save kažkam kitame.
Matai, tai nėra olimpinė sporto šaka automatiškai. Čia Jo, kiša koją. Kol kas nėra, bet irgi Tendencijos yra. Svajonės tokie klausimai, vat kyla, žinai, vat, gal kada nors vat atsiras toks dalykas kaip. Nes dabar universiada bus, kada čia šiais kitais metais Rusijoje, tai kickboksas bus pristatytas kaip Mokslinė disciplina kažkokia. Jo, kaip sporto šaka galinti tapti olimpinės. Pus niekada negalvoja, tarkim, perėti pilnai į boksą dėl didesnių honorarų. Į profų boksą. Reikia pinigų. Arba jeigu ne pinigų, tai reikia surasti žmogų, kuris norėtų į tave investuoti pinigų. Jeigu tu nori... Bazė treniruočių? Šiaip, jeigu tu nori profesionalus boksą, tai tikrai ne Lietuvoje tave auginti. Tave auginti Štatuose arba Vokietijoje kokiai. Tave reikia nuskridinti ten, reikia tave apgyvendinti, reikia tave maitinti labai gerai, plius ten papildai ir taip toliau. Reikia trenerį asmeninį, reikia sparring partnerius tau nuomoti. Jau kažkam reikia mokėti pinigus, kad atvažiuotų su tavim dirbtų. Netgi nuomojame sparingo partnerį. Jo. O jie automatiškai silpnesni būna parenkami, ar? Plius minus, bet jie neturi teisės tave sužeisti. Bet tu turi teisę, nes Bet tu mokyti. nes tu mokė pinigus. Įdomus darbas. Kiek gauna tokia įdomu? Kiek gauna bokso kriaušė, žmogus bokso kriaušė. Na, gerą boksą, bet turim dirbančių žmonių. Ir sparring partnerių, kurie dirba užsienyje, Londone, Sergejus Vadovskis. Žmonės, kurie dirba su profesionaliais sportininkais. O dabar yra kažkoks čempionatas, kuriam tu ruošiesi, ar jau tu viskas, pasaulio čempionas? Ne, dabar ruošimas kovo 30. Prancūzijoje bus profkova, PVK1. Su tokiu Nikolas Famba kovosiu, dideliu berniuku tokiu. Dėl Europos čempionų diržo. Ten federacija VKM. Yra daug federacijų. Yra rimtesnių, yra nerimtesnių federacijų. Yra pripažintų pasaulyje, yra šiaip vietinių. Tai ten bus tokia pasaulinio lygio federacija ir jeigu ten Europos čempionų diržo, kas tikrai smagu iš tikrųjų. Tai berniukas bus ten apie 2 metrus, 110-15 kilogramų, toks didelis. O tai dabar žiūrėk, tarkim, jisai yra Europos čempionas, kaip suprantu, Tai taip? jo, tos federacijos yra iškovojęs diržą. O ką tu turi pasiekti, kad tu pats galėtum mesti jam iššūkį, ar tu turėtum atranką? Gali dalyvauti. Jo, dabar ką jis turi įvykdyti, kad jis galėtų mesti iššūkį? Nekalbėkite apie terminą. Tai Bet čempionai turi jam mesti iššūkį Perminui. Man dažnai meta, bet aš neturiu laiko. Tau dažnai meta, bet niekas nepataiko. Aš ne iš tų, kuris bėga, aš iš tų, kurios tu pagausi. Bet kovo 30 mano gimtadienio išvakarės. Tai parveš tau diržą. Lauksiu piršinių kokiu nors tam. Aš neatsimenu pavadinimo to miesto, bet sakė, kažkas čia nesiniai buvo tam. Sakė, nudistų miestas. Netgi Galėtum mane nusivežti. Gal nuogas į ringę turi? Ne, tai pavyko. O tu tikrai žinai, kad tu ten kovot važiuoji? O tu ten tikrai kovot važiuoji? Jis gal ten kokios specifinės taisyklės yra. Raganos informatorius. Kur? Informatorius. Turėjom studiją po save. Sergejus Valdomas Labojevas, čempioną, kovotoją. Paleisim jį, dabar nebekankinsim daugiau. Tik su sąlyga, kad parveš diržą. Kad Parodyti. Pačiupinėti. Tiksim, nežinau, už tai turbūt kumščias reikia, nebešpygas būtėti. Kojas. Aš irgi pagalvoju, gal aš irgi. Ir Ir dar susiviniuoti. Gerai, malonu buvo. Labai. Gerai, linkim sėkmės. Lauksim diržo. Nebučiuok, nes aš Sergejus, nepraleisk iš to. Turiu, galėjom, viskas. Mes turime dar svečių. Turim dar svečių. Kiek turi sugėję svečių? Sveikas, Tomas. Malonu. Dima, Saša. Dar kartelį. Mes truputėlį gal pažįstame esam, neatsimenu tiksliau, ar tu atsimeni mane. Kada su Juozu Butnoriu važiavom mašinoje į Klaipėdą ir galiausiai kelionės galo taip niekas ir neatsiminė. Ta kelionė tai visai įdomi kelionė buvo. Kur jūs važiavot?
Tiesiog važiavome į pajūrį koncertuoti. Tiesiog važiavome. Irgi koncertuoji? Jo. Bet tik automobilyje. Mus kaip filmuoja, kaip jūs Kokia atiduoda? Nu, mes filmuojam. Ai. Bet taip, labai neformaliai, pas mus labai laisvai. Jau dažnas svečias iš tikrųjų pas mus klube, bet jau taip senokai jau buvai. Doktor Nu, Who. tai nekvietėt. Bet tai pastovis, tik pagučiu grįžti, jau jaučiu vis tiek, tokio turėtų būti kažkiek tai meilės Doktor Who klubų yra jau Jo, tokia taip. man šiaip Klaipėda yra antras mylimas miestas realiai. Kodėl tik antras? Nes Vilnius mano pirmasis. Ir kodėl visiems tai? Ten juk nėra jūra. gimiau, nes ten Ai. gimiau dėl to. Sentimentai. Sentimentai yra galbūt. Jo. Tai vis, na, tarkim, asmeniškai, tai tada vis dažniau girdžiu būtent klubuose visur, visokiuose mažesniuose renginiuose. Ta prasme, pagrinde tai dabar kuriu naują programą, naują albumą darau, kitiems kuriu. Ir su simfoniniu orkestru koncertuoju, su Ginteriu Rinkevičium. Čia aš tik dabar tokia kepurė sėdžiu, niekas nepasakytų, kad aš galiu su simfoniniu orkestru. Slepias nuo gerbėjų, kad nepažinai. Jo, su Ginteriu Rinkevičium, ja. Bet šiaip tai Pokyčių yra gyvenime, vis tiek matos, į kurią pusę, kuri linkime karjerą juda, ar daugiau asmeniniam gyvenimui gal realiai aš skiri kažkaip laiko. nieko nekuriau metus, gal pusantrų metų nieko nekuriau. Tiesiog nežinau, gal reikėjo pailsėti nuo muzikos, pačiam pailsėti nuo visko. O dabar naujas toks etapas, tiesiog jo nematau. Jo, sunku pastebėti. Kodėl jis taip užsiėmė? Iš tikrųjų, tave nekoncertuoja čia, atsivežėm. Nu, toliau. Ne Halloweenasgi šiandien. O kokie pokyčiai bus klubiniam repertuare šiandien, galbūt jau išgirsime kažką tai Jau, keletą naujų dainų išgirsti. iš naujo albumo? Iš naujo albumo. Bus iš naujo albumo. Jo, nes Mes tokie būsim, kaip ir išgirsim vos net Klaipėdoj, pirmieji gyvai. ko gero, jo. Ir šiaip, Čia į simfoninio orkestro. ne, tiesiog aš dabar roką dainuoju, tai labai tiko. A, čia yra Black Danceris. Black Danceris. Aš norėjau mūsų svečio paklausti šito naujo. Klausykite, jūs pačią baisiausią filmo Trojo dalyje. Iš tikrųjų, Carmen Electric perėmė krūtinę, ištraukė į silikoną. This is my friend. O, geras frendas turi. Russia and Britain. Russia. Friend forever. Tai sugrįžtam dabar prie Klaipėdos publikos, tai skirtingų miestų publika. Yra skirtumas, jaučiasi tas skirtumas? Jo, aš čia sakau, man čia labai patinka, šiaip labai faini žmonės. Nekreip dėmesio. Patoga, ne? Nekreip dėmesio. kiekvieną Ne, dieną. labai tikrai. Sekantis svečias yra, bet anksčiau biškėtėjo. Ne, labai faini žmonės, man kažkaip Klaipėdoj labai patinka koncertuoti. Tikrai, šiaip Vilniui sunkiausia, ko gero, nes jie viską matė, viską ten... Publika išrankesnė. Jo, publika išrankesnė biškė. Tai galbūt ir pateikti reikia tokia, galbūt, ką žinau, galbūt įdomiausia programa. Nors kita vertus, aš nesu iš tikrųjų atlikėjų, kuris turi ten įdomiausią programą pateikti būtent tik Vilniui. Tai va. Reikia stengtis, aš manau, visur. Visą Tai va publiką pritraukti. Tai va būtent, jo. Akustiniai koncertai tikrai labai gerai eina. Žmonėm patinka tas akustinis garsas. Kada groja, tarkim, tik klepas. Na, nu, bet vokalistas geras. Aš matau, back vokalistas. O apskritai, kur patogiau jauties, tarkim, kaip anksčiau, ten prieš televizijos, tas kameras visas didelėse scenose, klubuose, kur žmonės gali ranką išties paliesti. Jo, klubuose aš tiesiog atsipalaiduoju, nes kada tu koncertuoji teleke, tai vis tiek reikia jau žiūrėti į kameras, reikia žinoti visą tą techniką. Aš jau baigiu priprast, čia, nu, tiesiog yra, žinai, kaip kasdien. O klubuose tiesiog, jo, tu atsipalaiduoji, nes žmonės ateina, jie ten, kas šiek tiek išgeria, kas taip ateina apsirengus. Labai padeda tavo atsipalaiduoti. O pas žmonės atsakai, va, išgeria, o pas Tai mūsų... Ne, aš ką norėjau pasakyti, jeigu tu, tarkim, jeigu tu padainuosi, tarkim, blaivai publikai, kada tu, tarkim, klube koncertuoji, tu blaivai publikai, tarkim, padainuoji, o tu tai pačiai publikai padainuosi po to, kai jie biški išgeria, tai tada visiškai kitokia reakcija. O kuriai publikai smagiau? Tai Kuri labiau ovacijų sukelia. Nu, tai gerai, jo, kad jie biški Antrai. taip tyka
kava biškai jo, ir tada jau jūra iki kelių. Bet čia priklauso nuo to, kur tu tai darai, kur tu tai darai. Tarkim, Vandenį Palangoje, tai aišku, ten biškai kitaip. Ten jau akustiniai koncertai, ten ateina tave paklausyti